raštą, kurį susirinkote ir kartu kreipiuosi ir skaitau aiškinamąjį raštą. Ukmergės rajono savivaldybė kaip dalininkas ir viešoji įstaiga Ukmergės turizmo pašaukimas. Tarybos nariai, noriu paklausti, ar reikalinga mums visą aiškinamąjį raštą skaityti? Man atrodo, kad skaityti nėra reikalo, o jeigu tada nespėjo perskaityti, tai kad perskaitytumėt išvadą. Išvada skamba taip. Vadovaujantis priimtais nutarimais, teikiamais pasiūlymais ir atsižvelgiant į tai, kad galutinai nėra paruoštas verslo informacijos centrų reorganizavimo klausimas, o sprendimų dėl reorganizavimo laikas konkrečiai nenurodytas, manome, kad šiuo laikotarpiu yra tikslinga atšaukti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. Liepos 9 sprendimą 751 dėl pritarimo viešosios įstaigos Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro dalininko teisių perėmimų iš Ūkio ministerijos ir perdavimų Ukmergės rajono savivaldybei. Tai užtikrintų didesnės galimybės veiklai ir teikiamos paslaugoms plėtoti. Tarybos narys Juozas Armanavičius. Norėjau aš tik paklausti, o tai kokiu čia mes tada taip skuba priėmėm, kad jau čia taip mes norim atsijungti ir taip toliau. Kas čia buvo iniciatorius, kad dabar atšaukinėti? Aš gal pabandysiu paaiškinti plačiau. Tuo metu, nebrisdamas į gilesnę politiką ir nepolitikuodamas, noriu išsakyti Ūkio ministerijos darbuotojų nuomonę, kad Ūkio ministerijoje sprendimai labai dažnai keičiasi. Ir kai kurie nauji Ūkio ministerijos darbuotojai, gal nežino, kad nuo sprendimo iki jo įgyvendinimo yra labai didelis laiko tarpas. Ir Liepos mėnesį buvo toks tiesiog kietas reikalavimas, kad arba perimat, arba. O šiuo metu tie reikalavimai ir diskusijos, aš juose keliuose taip pat dalyvavau, jos visiškai pasikeitė. Ir šiandien, aš 2 dienas po šito dalyvavau Ūkio ministerijoje, mes diskutavome labai, ir įtemptai, ir kai kada net aštriai. Ir vis tik tai išvada tokia, kad šiandien mums reikia šaukti tą sprendimą, nes Ūkio ministerija jau kitaip mato šitų verslo centrų gyvavimą. Ir mes dar turime laiko dabar iki sekančių metų Liepos mėnesį. Taip, kad jeigu mes matysime, kad situacija keičiasi, arba jinai yra nepalanki mums, nors Ūkio ministerija ir šiandien išsako, jūs galite spręsti kaip jūs norite. Tačiau tai, kad šiandien pamatė Ūkio ministerija, kad taip nesisprendžia tie reikalai, kaip norime, kaip jie norėjo. Net galėčiau pasakyti ir taip, kad gerbiamas Burkovskis mums daugeliui pažįstamas, tada jis išmetė idėją ir galvojo, kad jinai iš karto jau susigyvendinta. Pasirodo ne taip. Ir šiandien jau jis pats kalba visiškai kitaip. Ir verslo centrų ateityje jau jis mato, kad ir 2 dalininkai net ateityje galės būti. Bet mes taip toli dabar nežiūrime. Mums svarbu išgyventi šiuos metus ir sekančių metų pradžią, o tada šiek tiek dėliojantis patiems sprendimus, matysim, kaip mums seksis. Jeigu galima būtų papildyti, tiesiog tame aiškinamajame rašte aš sudėjau eilės seka gautų raštų dokumentų ištraukas, aš juos visus turiu ir atsakydama į gerbiamo tarybos nario klausimą, galiu atsakyti, kad tas pirminis dokumentas, kuris paskatino kreiptis Liepos mėnesį į tarybą, tai buvo birželio 16 dieną tiek savivaldybėms, tiek ir centrams gautas Ūkio ministerijos viceministro Arnoldo Balskovskio pasirašytas raštas,
dėl verslo informacijos centrų, kuris ir skatino priimti sprendimą, o aš gavau perduos administracijos direktoriaus nuorodą paruošti klausimą tarybai, todėl mes išėjom su klausimų taryba. O paskutinis raštas tai būtų 10 mėnesio 27 dienos, irgi taip pat tiek savivaldybėm, tiek centrai gavome jau ūkio ministro pasirašytą raštą dėl informacijos pateikimą. Jis labai trumpas, kuris skamba taip. Ūkio ministerija vykdydavo Lietuvos Respublikos vyriausybės 9 metų rugsėjo 16 dienos posėdžio protokolo numeris 43 klausimo 35 punktą dėl viešosios įstaigos eksploatuojančių Lietuvą įsteigimo ir valstybės turto investavimo antrą punktą praneša, kad šiuo metu yra atliekami parengiamieji darbai, kurie sudarys galimybės iš ES struktūrinių fondų finansuoti verslo informacijos centrų teikiamas viešasias paslaugas verslui. Tai tokia eilėse. Gerai, tarybos narys Regimantas Baravičius paklaus nori. Ačiū Jums. Žiūrint į išvadas ir sakoma, kad ar vienas ar du dalininkai, tai užtikrins didesnės galimybės veiklai ir teikamoms paslaugoms plėtoti. Aš manau, kad tai yra čia absurdas. Niekas netrukdo, kam priklauso centras, kad trukdo veiklai plėtoti. Ir apskritai, dabartinis šitas sprendimas, vėl sugrąžinant tas, kas buvo leidžiama Liepos 14 dieną pasirašytame memorandume, kur skelbė, kad savivaldybė savarankiškai priima sprendimus dėl verslo centrų ir inkubatorių perimumą ar perdavimo ministerijai. Na, tuo inicijuojant, sakysim, savivaldybė perėmė šitas teises. Dabar naujai kūrenčioje struktūroje nėra savivaldybių kaip dalininkų. Dalininkas, va štai yra ūkio ministerijos raštas vyriausybei. Dalininkas bus ūkio ministerija ir prisidės užsienio reikalų ministerija. Ir vat vakar dienos verslo žiniuose irgi aiškiai parašyta. Iki kovo 10 dienos savivaldybės turi perduoti dalininkų teisės ūkio ministerijai, jeigu nori, kad verslo centrai įeitų į eksportuojantį Lietuvą sudėtį. Neįeis visi verslo centrai. Tokiu būdu šiandien priimdama sprendimą savivaldybė dovanoja ūkio ministerijai verslo centrą. Taip nėra, bet gerbiamas Regimantai, būtų labai etiška, jeigu jūs nusišalintumėt nuo to klausimo svarstymo. Jeigu jūs tai matote. Visiškai teisingai. Tarybos narys Antanas Dambrauskas. Ačiū, merė. Aš lygiai taip pat norėjau paklausti, kaip ir Regimantas, bet tik iš principinis klausimas. Juk praeitas sprendimas, kuris buvo priimtas, jis buvo ūkio ministerijoje, tikiuosi, pateiktas. Ir jeigu mes dabar atliktume priešingą veiksmą, sustabdytume šitą sprendimą, kaip į tai žiūrėtų ūkio ministerija apskritai. Šitie klausimai yra suderinti. Ir užvakar dar kartą buvo ta tema markiai kalbėta. Tarybos narė Regina Kaupienė. Ačiū. Aš tiesiog taisyčiau išvados, biškelį, tai reiškia žodžių ir sakinių pateikimą. Kad nebūtų čia dabar gaunasi taip, kad vėl mus tiesiog skatina atšaukti, taip toliau, taip toliau. Tai aš manau, kadangi čia yra pradžioj rašoma, kad nėra paruošta informacijos centrų reorganizavimo klausimų, taip toliau, tai reiškia ne mūsų kaltė, kad buvo šitokie sprendimai daromi. Tai vat, nuo tų žodžių, kur yra, reiškia, reorganizavimo laikas konkrečiai nenurodytas, kad užtikrinti didesnės galimybės veiklai ir teikiamoms paslaugoms plėtoti, siūlome, reiškia, Ukmergės savivaldybės tarybai, reiškia, šaukti tokį ir tokį sprendimą. Tai reiškia, gali siūlyti, o ne versti tai daryti. Tai va. O sprendimą mes galim siūlymą apsvarstyti, priimti, kad ir teigiamą. Gerai, ačiū. Daugiau klausimų. Jeigu klausimų nėra, yra pasiūlymas balsuoti už sprendimo projektą. Prašom balsuoti.
17, susilaikė 2, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Antras darbotvarkės klausimas. Ačiū. Antras darbotvarkės klausimas dėl